Didysis jūsų darbas yra grįžus namo vakare, ryte, kažką, tai nuraminti tą protą. Turi būti momentai, kada jūsų protas nurimsta ir neturi jokios tos dešros, emocijų, pojūčių. Tiesiog sėdėt, jums gerai. Pagaunat? Ir turit pastebėti gyvenime, kada protas spontaniškai nurimsta. Jūs pamatot gražų vaizdą, jūs fainai leidžiat laiką su vaiku, ar nežinau, kažkokį tai anekdotą perskaitėt, ar nežinau, kažką tai sužinojat ir staiga jums gera. O tuos momentus kolekcionuojam, pagaunat? Kaip tam, jums pasakoju apie tas šypsenėlės, kur žmonėm, kurie depresiją sirgo, siuntė kiekvieną mėnesį po 50 veidų ir reikėjo varneles sudėti ant besišypsančių žmonių. Ir po mėnesio žmonės tiesiog pradėjo gyventi kitoj tikrovėje, aplinkui pilna besišypsančių žmonių. Nes mums kiekvieną dieną reikia dėti varneles ant šitų gerą, susijęs. Pagaunat, tas varneles. Nes mes dabar varneles ir automatiškai dedam varneles, smegenys deda automatiškai ant neigiamų dalykų, pagaunat.